Labas visoms, kad kas žinotų, kaip aš laukiau, kada aš galėsiu pradėti filmuoti. Antradienį topbeauty.lt pranešė, jog jie turi savo pirmąją grožio dėžutę ir aišku, aš buvau turbūt pirmoji užsisakiusi, nes dar pirmąjį gavau naujienlaiškį iš jų, kad jie tokį apskritai turės. Ir niekam nepaslaptis, jog Top Beauty yra viena mano mėgstamiausių elektroninių parduotuvių, internetinių parduotuvių, ar kaip jums paprašiau pasakyti. Ir visada atrodo, kad aš kaip kokia labai didelė reklamuotoja juos giriu, bet ta prasme, man patinka ten, jog aš galiu viską rasti. Ir kai sužinau, kad jie galų gale turi savo grožio dėžutę, aš tikrai jos norėjau, nes žinau, kad bus kažkas gero. Tai užsisakiau, jau pranešė antradienio vakare, kad visos išparduotos, iš tikrųjų sakė labai greit pardavė ir mano žiniomis viso turėjo 70 vienetų. Mano nuomonė, kad jau kartais geriau yra mažiau nei daugiau, nes koncentruojantis tik į tam tikrą kiekį dėžučių, kur nėra tas didelis kiekis, yra kokybiškiau, atidžiau ir geriau. Tiesa ta, jog dėžutė kainavo brangiausiai iš man girdėtų Lietuvoje, netgi 25 eurus, nes įprastinė kaina visų tų grožio dėžučių yra dažniausiai 20 eurų ir 25 jau atrodo tie 5 eurai ne tiek ir daug reiškia, bet aš vis dar sovietinis žmogus, verčiantis viską į litus, tai yra truputėlį šioks skirtumas. Tai žodžiu, šiandien gavau aš tą dėžutę ir grįžau namo, galvau, viskas eisiu pakuoti, taip toliau. Ačiū noriu pasakyti kaimynams, kurie priema mano siuntinius, kai manęs nėra namuose. Aišku, iš video nežiūrės. Bet nesmė, žodžiu, grįžau namo ir tada mano vyras buvo namuose. Tai aš tik dabar jį išgrūdau ir galų gale po tokių didelių įžangų ir po 2 valandų laukimo, kada jisai išeis ir aš galėsiu nufilmuoti, išsipakuokime šią topbeauty.lt grožio dėžutę. Pasiėmiau patį geriausią įrankį, tai yra peilį. Ir jo dėka mes viską pabandysim atsidaryti. Aš labai tikiuosi nieko nepažeisti. Taigi, atsidarėm dėžutę. Ir viduje turime žurnaliuką. Jeigu aš neklystu, tai žurnaliuką tokį jie turėjo dar Pelenės parodoje ir geriausia, kad visos gavusios dėžutę ir šį žurnaliuką galite rasti mane. Šiaip džiaugiai fain, iš tikrųjų, kad mano nuotraukų vis dažniau galima visur pamatyti. Ir kaip pamačiau, kad šitie lankstinukai bus kažkur tais, tai dėžutėse, ta prasme, pagalvojau, gal tai čia vėl rasi savo nuotrauką. Žodžiu, dar vienas lankstinukas į mano atsiminimų, tą jau tokią dėžutę, kurią aš viską kaupiu. Šitame žurnaliuke aš juos pervertus ir visą perskaičius anksčiau, tai tiesiog topbeauty.lt pristato, kokiais produktais jie prekiauja, kas čia pusės taip patinka ir taip toliau. Juk ne laikraštėlėje esmė, keliaukime prie to, ką turim vidui. Taip, tai aš tikiuosi, kad jūs gerai matote, tai aš ištrauksiu šitus popierius. O, kiek popierius. Ir slypi mano dėžutė. Sakyčiau, nelengva, plokščia. Galvau, kad bus iš tikrųjų aukštesnė. Įpakavimas tai simpatiškas, tikrai simpatiškas. Žinot, kad aš rožinę spalvą mėgstu. Ir išsipakuokim, pasižiūrėkime, kasgi viduje. Gerai, iš tų bantukų vis tiek netaupau, tai galim tiesiog jos taipogi perpjauti, kad greičiau išsipakuoti, nes žiauriai laukiu. Taigi, aš pakelsiu šitą daikčiuką ir... čia dar priklijuota visko. Viskas per tą nekantrumą ir per tą norą gauti daug kosmetikos. Aš aišku visą laiką kalbu ne į temą, bet mano gimtadienis neužilgo artėja ir manęs draugai klausia, ko Patricija norėtum dovanų? Tai aš visą laiką atsakau, jo kosmetikos, kvepalų, bet ko. Aš negaliu, aš dirbu su to 2 metus ir apskritai visą gyvenimą naudoju kosmetiką ir visą laiką noriu jos dar. Taigi, dėžutę aš jau prasipjoviau, atsidariusi, randu štai tiek visokių dalykėlių. Ir dieve, jėga, gerai, pradedam po truputėlį. Taigi, čia yra Matrix toksai, suprantu, mėginukas, kuris man padės išsaugoti plaukų spalvą. Tada, šitas dar irgi neturiu. Taigi, turiu tuomet iš Miša veido kaukę Pure Cell Sheet Mask ir su bambuku. Apie Mišą esu jau irgi ne kartą pasakojusi savo puslapyje ir man labai patiko. Tik vienas ir šitas man nelabai patiks,
Nes jūs žinot, kad aš esu pamiršusi dėl tų ingredientų, skaitimų ir ta prasme aš suprantu, kad ką jie atlieka ir taip toliau. Tai vienas ingredientas šiame produkte yra tas, kuris man nelabai patinka, bet manau, kad vis tiek duosiu šansą įrodyti, kad tas blogasis ingredientas man nieko blogo nepadarys. Tai šiaip džiaugiuosi, Mišo man kompanija tikrai patinka ir pasiteisina daugelį atžvilgių. Tada, EOS-as. Aš apie juos irgi taip pat savo puslapyje pasakau, labai nuteisiau iš tikrųjų. Bet tikiuosi, kad po tiek laiko aš duosiu jam antrą šansą ir išbandysiu. Šitas yra mėtinio skonio, kvapo tiksliau. Ir būtinai pasižiūrėsim, ar man jisai patiks. Po kol kas iš pirmo žvilgsnio į sudėtį pasižiūrėjus, man viskas kaip ir gerai. Ir manau, kad bus visai smagu. Tada, šitą turiu daikčiuką. Tas yra blogiausia, kai aš iš to beauty, man atrodo, turiu gal 50% jų visos pasiūlos, nes vis perki. Ir keista gauti, ko tu iš tikrųjų gali neturėti. Tai šis plaukų aliukas Kerastase Elixir Ultimate plaukams suteikia žvilgesio. Ir aš apie jį dar pasakau savo praeitame video, kurio metu rodžiau apie savo ryto rutiną. Ir parodžiau, kaip aš susigrabinoju šitai plaukus. Tai šitas aliukas yra viena iš 2 sudedamųjų tų dalių, kuri man padeda gauti tokį gražų rezultatą. Tai manau, jog, net nežinau, arba pasidalinsiu su kažkuo kitu, galbūt jums padovanosiu, dar neapsisprendžiau, arba sėkmingai pasidėsiu į šalį ir naudosiu, kai pabaigsiu savo tyrimą. Tada turim San Moris tiksliau kūno šveitiklį. Šį aš irgi taipogi esu turėjusi, taipogi esu apie jį papasakojusi. Kaip tik šiuo metu neturiu aš to šveitiklio, jokio apskritai. Ir dėl to sustabdžiau visą tą savaiminio įdegio aplikavimą. Dabar galėsiu sėkmingai toliau. Nes šiaip tikrai paruošia kūną ir leidžia netgi geriau pasisavinti savaiminio įdegio priemonėms nei įprastai. Tai, manau, labai bus gerai. Na, šiaip nelabai aš jo norėjau, bet tiek to. Tada turiu iš Refo, fainai. Tai yra sausas šampūnas, 204 numeriukas toksai. Sausų šampūną esu bandžiusi tik tais Batiste, tai tiesiog, kaip žinot, atrandi vieną, tai ir naudoju visai ką tą pačią, tai bus kažkas įdomesnio, išbandyti kažką kito. Tikiuosi, jog padarys tai, ko aš labiausiai noriu iš sausų šampūnų, tai viską pakels nuo šaknų, tai bus dar viena apžvalga. Labai džiaugiuosi dėl šito ir laikiau beveik iki pat pabaigos, tai yra Faumas, ar kaip ištarti, putų pavidalo kvepalai. Apie juos pasakau dar vakar savo puslapyje. Tai išbandžiau tokius vienus saldžiausių ir po to, kai pradėjau žiūrinėtis, nusprendžiau, kad aš šito kvapo noriu. Visi yra 4 kvapai ir aš norėčiau šiaip juos visus išbandyti, nes tai yra tikrai patogus kvepalų naudojimo būdas, ilgai išliekantis, nėra tas, kad tu paimi gatvę ir visi, tu per daug prisikvepinusi. Tai yra labai intymus toksai kvapas, aš dažniausiai tepuosi čia ir čia ir ryte taip dažniausiai padarau, o vakare atsigulus dar užuodžiu, bet nėra to, kad, ta prasme, jaustum visą dieną. Tai yra toks kvapas, kai tu prieini kažką apkabinti ir tas žmogus gali pajausti, kaip tu kvepi ir taip toliau ir nužodžiu. Tai va, išsipakuosim, nes pas mane yra kvapas, išsipakuosim ir pasakysim, nes labai yra sunku pasakyti, kaip nematau pilno buteliuko. Taip, ir pas mane yra Raspberry Berries ir aš tikrai dabar išbandysiu, jeigu kitų priemonių aš nebandžiau, tai šitą būtinai išbandysiu. Tiesa, dar aš vis tiek šiandien daug šneku. Tai dėl ko aš nei vienos priemonės dabar prieš jūs neišbandau, nes pirma, aš esu pasidažiusi ir nenorėčiau gadinti savo makiažo. O antras dalykas, tai kadangi aš rašau straipsnius, tikrai norisi išlaikyti pakuotės gražias, tvarkingas, kad nuotraukos išeitų gražios ir, ta prasme, visos taip, kaip turi būti. Aš niekada nebandau produktų realiai prieš fotografuodama. Gerai, laikas aplikuoti šias putas ir pauostyti, kągi mes čia turime. Išsitrinsim. Man atrodo, lėčiau. Žinot, koks pirmas kvapas? Anyžiaus. Aš nežinau, ar jisai yra tarp tų kvapų natų, bet
saldus, vaisiškas ir anyžiaus nata. Dėl ko aš taip miniu anyžių, nes aš nelabai jo mėgstu. Bet žinot, kad reikia kvapui apsiprasti, pabūti ir taip toliau. Bet jeigu lyginant su mano turimais, aš dabar neatsimenu, rožinės toksai buteliukas, kažkaip vadinasi, tikrai neatsimenu. Tai jie man labiau patiko. Tas pirmas įspūdis buvo tikrai geresnis, o šis, su šiuo reikia susigyventi. Ir jis man primena guminukus, tos vaisinius tokius. Bet šiaip manau, kad susidraugaus. Ir tada paskutinysis dalykėlis, kuris liko. Tai yra iš V7 Venues Eyeshadow Palette, tai yra antakių paletė, dažų paletė ir joje yra iš tikrųjų, antakių, ką aš kalbu, akių šešėlių paletė ir spalvos tikrai labai gražios. Aš taip, žinot, pirmą, kai pasakiau, kad tai yra antakių paletė ir pradėjau žiūrėti spalvas, taip galvoju, o kas tokiamis spalvomis galėtų dažyti savo antakius. Tai visgi tai yra akių šešėliai, tokie tikrai tinkami kiekvienai dienai ir visada aš jums sakau, kad nebūtinai čia toks jau dieniškas makiažas gali su jais išeiti. Gali būti ir taip, kad mes akis padarome švelnes, tokias gražias, o lūpas, kaip aš šiandien išryškinam kaip manoma, tai tokie tikrai turėtų būti kaip tik. Ką jums čia dar gero pasakyti? Jų taip pat nebandysiu, nežiūrėsiu pigmentacijos, vis tiek pas mane viską perskaitysit puslapyje, bet labai džiaugiuosi, jo galėsiu išbandyti dar vieną V7 produktą, nes keletą jau esu prisilietusi prie jų, tai vienas paliko labai gerą įspūdį, o kitas, nežinau, tiesiog. Tai va, merginos, iš tikrųjų pažvelgus į šią dėžutę, ir sulyginus su visomis kitomis, kokiamis aš turėjau, ir su, pavyzdžiui, Look Fantastic ir su grožio dėžute, daugiau, man atrodo, jokių aš neturėjau. Tai kainos kokybės atžvilgis yra visiškai į top beauty pusę, nes pažvelgus, ta prasme, galima būtų paskaičiuoti. Aš, man atrodo, kai jau redaguosiu video, aš nebūtinai parodys, kiek produktai kainavo ir paskaičiuosiu bendrą kainą, bet pažvelgus taip bendrai į viską. Tai jau vien kerastase, aš žinau, kad kainuoja tikrai labai nemažai. EOS-as irgi, ta prasme, prideda savos kainos. Šita tikrai nėra brangi, €2, man atrodo, kainuoja mėginukas irgi toks sau, kaip sakant, ta prasme, jis nekainuoja nieko. Refo šampūnas, tada San Morizo kūno šveitiklis ir kvepalai, vien jau kainuoja 18 €. Tai paskaičiavus, jeigu dėžutė kainuoja 25 € ir atėmus šitą, tai reiškia, viskas šitas kainuoja 7 €. Ta prasme, aišku, čia nesąmonė ir aš taip skaičiuoti ir taip toliau, bet labiausiai mane nudžiugino ši dėžutė, nes tai yra didžioji dalis pilno produkto dydžiai, o ne tiesiog sukišti, kad jūs turėkit ir taip toliau. Tai Top Beauty dar kartą pateisino mano lūkesčius ir jeigu jie dar kada sukurs, jeigu jūs žiūrit, prašau, kompanijos atstovai, direktoriai ar kažkas tokio, būtų fainai, jeigu žiūrėtų. Tai būtinai turėkit, prašau, dar vieną dėžutę, nes tikrai užsisakysiu, nes, ta prasme, geresnės dėžutės, nuoširdžiai pasakius, aš dar nesu turėjusi. Visuomet yra tas slidus reikalas, jog perkant dėžutę, tuo labiau išleidžiant 25 €, realiai tu perki katę maišį ir tu nieko nežinai, ką tu gausi, ar tai atsipirks ar ne. Bet vėlgi jaučiuosi, nežinau, kaip kokia reklamuotoja, galėtume, kad kas nors pinigų už tai užmokėti. Bet esmė ta, kad jeigu 25 € ir šitiek daug gerų produktų, tai pirksiu tikrai dar. Ir visos kitos kompanijos tikrai turėtų susimti ir pradėti galvoti, ką galima būtų patobulinti, kad mes taip pat pirksim ir kitas dėžutes. Tai, man atrodo, žinokit, viskas. Būtinai gavusios paskaitykit žurnaliuką, išsikirpkit mano nuotrauką ir saugokite ją amžiams. O šiandien aš kažkokia atrodo labai nerimta, bet viskas dėl to, kad mano nuotaika labai gera ir aš esu laiminga. Tai noriu palinkėti visoms gero penktadienio. Tikiuosi, jog buvo šis video įdomus, linksmas ir, žodžiu, palinkėsiu gero penktadienio, gerai pasilsėti ir pasakyti, norėčiau iki pasimatymo antradienio. Viskas čia taip keista.